Ar Kanada ruošiasi uždrausti Bibliją? Tikėtina, kad ir kitos šalys paseks šiuo pavyzdžiu. Iš įvairių amžių ir metų eschatologinių pranašysčių mes bendrai žinome, kaip ir kas nutiks pasaulyje paskutinėmis jo dienomis. Vienas didis valdovas, rankų antspaudai ir taip toliau, ir tarp šių naujojo ir nuostabaus pasaulio stebuklų turės būti absoliutus Biblijos ir galbūt kitų religijų knygų draudimas. Labai įdomus klausimas. Kaip tai nutiks? Turiu omenyje, kaip tai bus organizuota. Visame pasaulyje yra atspausdinta apie 1 milijardą Biblijų, galbūt daugiau. Todėl reikės kokio nors galingo pateisinimo, kad būtų galima pradėti jas konfiskuoti ir toliau pačiu metu įkalinti arba įvykdyti mirties bausmę jų savininkams. Nemažiau įdomus klausimas yra renginio laikas. Sunku įsivaizduoti, kad rytoj į sceną išbėgtų koks nors klounas ir pareikštų, jog nuo rytojaus turėti Bibliją bus baudžiamas nusikaltimas. Cirko mene, drįstume sakyti, būtų šiek tiek šokiruota tokio pareiškimo, jie nesuprastų. Jei tai bus, draudimas bus ruoštas palaipsniui, kažkaip pagrįstai, kad vėliau, kai ceremonijų meistras išeis su pranešimu, publika viską suprastų ir net paplotų. Bet tada, jei šie pasiruošimai bus pastebėti, bus galima iš anksto pasakyti, kad artėja drąsus naujas pasaulis, prasidėjo paskutiniai pasiruošimai. Ir dabar, kai mums rašo ir pasakoja Kanados tinklaraštininkai, iš tiesų išmušė valanda ir Kanados liberalai vyriausybėje iš tikrųjų pradeda ruošti Biblijos uždraudimą. Padėtis Kanadoje dabar yra tokia. Kanados pareigūnai pastaruoju metu taip uoliai myli savo kaimynus, kad netgi parengė vadinamąjį kovos su neapykanta įstatymą, dar žinoma kaip C9 įstatymo projektą. Jame yra nedidelė pataisa numatanti, kad jei kas nors, tarkime, Kanados pastorius pasako ką nors neigiamo apie skiepus ar kitas Kanados pareigūnų iniciatyvas, bet nekalba pats už save, o cituoja Biblijos ištraukas savo žodžiams pagrįsti, jam skirta bausmė gali būti sušvelninta arba net panaikinta. Markas Milleris, vaizdo įraše matomas vaikinas, dar žinomas kaip Monrealio parlamento narys, neseniai paskirtas kultūros, kalbų ir kitų reikalų ministrų, reikalauja ne tik panaikinti pataisą, bet ir skirti pastoriui papildomą laisvės atėmimo bausmę už Biblijos citavimą. Taigi, jei pastorius pasako ką nors neigiamo apie gėjų dvasininką, pagal naująjį įstatymą jis turėtų gauti 5 metus kalėjimo. Bet jei pastorius taip pat cituoja Biblijos ištrauką, kurioje sakoma kažkas neigiamo apie homoseksualus, jam turėtų būti skiriama 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba net mirties bausmė ir kažkas panašaus. Ir esmė ta, kad kaip šis Markas aiškina šioje ir kitose kalbose, Biblija, Koranas, Tora ir taip toliau, tai labai blogos viduramžių knygos, persmelktos neapykantos kiekviename žingsnyje. Todėl Biblija turi būti uždrausta. Tai yra ir Koranas, kaip mano šis Markas, ir Tora, žinoma, taip pat yra klaidingos knygos, bet pastoriai turėtų būti įkalinti būtent už Biblijos citavimą. Prokurorams turėtų būti suteikta ši teisė, o muloms turėtų būti leista pamokslauti. Iš tikrųjų, žinoma, kiekviena save gerbianti šalis, kiekvienas save gerbiantis parlamentas turi savotišką miestelio idiotą, kuris apsimeta silpnapročiu ir kuriam leidžiama sakyti tai, ko kiti negali ar nenori sakyti. Bet šis draugas Milleris nėra Žirinovskis, o kažkoks garsus teisininkas ir prieš tapdamas ministru jis ėjo visokias įstatymų leidžiamos valdžios pareigas. Todėl jis išreiškė tikruosius savo viršininkų norus, o šie norai susiveda į žmonių įkalinimą už Biblijos eilučių citavimą. Jei pataisa bus panaikinta ir pavyzdžiui prasidės nauja skiepijimo kampanija, į kurią koks nors kanadietis ne tik pasakys, aš to nenoriu, bet ir pasitelks apreiškimo 13-16 apie nei pirkimą, nei pardavimą, tas vaikinas bus visiškai įkalintas ir amžiam išsiųstas į kolimą. Nežinome, ar Kanados liberalai sieks panaikinti pataisą. Tai kanadiečių reikalas ir problema Kanados gyventojams. Tačiau jei tokios teisinės bylos prasidėjo Kanadoje, tai reiškia, kad netrukus jos vyks visur. Taigi, kaip jau minėjome, šios straipsnio pradžioje artėja tiesos valanda ir tada kitas dalykas, kurį pasiūlys kažkas panašaus į Marką Millerį, bus mirties bausmė, nukirsdinimas už Evangelijos išsaugojimą.
Arba pavyzdžiui, jis pasiūlys mesti krikščionis, kad juos suėstų laukiniai gyvūnai. Taigi, ar senovės pranašystės išsipildys ir tai netrukus įvyks? Na, pamatysime. Su tokiais proto bokštais valdžioj visko gali tikėtis. Tai va, draugai, sakykit jūs man, ar ten sėdintis valdžioj baigia specialius kursus kokius nors? Toks jausmas, kad visi parenkami pagal vieną kurpalių. Taip sakant, visi iš vienos religijos. Na, gerai, su mažom išimtim. Kartais ir ten papuola. Na, bet manau, mąstantys žino, kaip vyksta rinkimai. Na, ir nebūtinai balsus klastoti. O kam, kai pagrindinę žiniasklaidą valdai? Tiesiog reikia sudaryti rinkimų iliuziją. Na, kaip pavyzdžiui, turi likti tik tam tikri kandidatai. Na, jūs balsuokit, bet kokiu atveju išrinksite tą, ką reik. Blogį ar blogį? Na, to leit nereik. Lietuvoje pažiūrėkime į rinkimus. Kai pasilieka kandidatai ir balsuoji neva už mažesnį blogį, nors jie jau būna prainstruktuoti, ką reikės daryti, sėdint poste. Na, čia žvelgiant iš mano neteisingos nuomonės perspektyvos, ar ne? Pirmiausia, per visus galus išreklamuoji keletą snukių, atsiprašau už žodį. Tada dauguma nemąstančių eina balsuoja, taip pat svarbu pašalinti nelojalius kandidatus. Ir lieka tik tie gerieji. Na, o jūs vėliau sąžiningai balsuokite. Jokio skirtumo, ką išrinksite. Svarbu, kad jums būtų pasirinkimo iliuzija. Tai kaip vienos monetos dvi skirtingos pusės. Ir kai kas kartą matau kažkur rašant žmonės, na, tai galima bus laukti naujų rinkimų. Tada galėsite išsirinkti tai, kas jums patinka. Arba, na, palaukit, bus kiti rinkimai, išrinksim. Na, žinot, mažiausiai net nejuokinga, skaitant tokius komentarus, dar baisiau, jog yra tikinčių į šią sistemą gerąją. Beje, niekada nesu balsavęs, niekada ir nebalsuosiu. Na, kaip sakoma, niekada nesakyk niekada, bet manau, jog tikrai niekada. Nes puikiai suprantu, kaip vyksta šie žaidimai. O tiem, kas nesuprantat, na, galbūt kada nors suprasit. Bet kokiu atveju visada bus tie, kas nubalsuos. O savo balsą pasiliksiu kaip nors sau. Na, draugai, tai tiek. Iki greito. Dėkui, kad klausėtės.